Nors maudynių sezonas dar neatidarytas, gyvūnams tai nemotais. Ankstų antradienį rytą sostinės centre pastebėtas Neryje besipliuškenantis briedis. Apie Vilniaus centre besiblaškantį Paulių briedį specialiosios tarnybos pranešimą gavo jau apie 6 valandą ryto. Skelbiama, jog Vrublevskio gatvėje atklydęs žvėris apgadino automobilį, o vėliau šoko į greta tekančią Neries upę. Pauliui briedžiui atplaukus iki Vingio parko nuspręsta leisti jam atsikvėpti, todėl jaunasis miško gyventojas daugiau nei 1,5 valandos stovėjo prie nedidelės salelės. Briedžio sesė Emilija pritarė šiam brolio poelgiui. Na, aš tai sakyčiau visai prikalnas tas mano brolis. Graži diena, tai tipo vainot. Aš visada palaikysiu savo brolį, kad ir ką jis darytų, gerai? Tokie atvejai, kuomet laukiniai žvėrys atklysta į tankiai apgyvendintas teritorijas, nėra dažni. Specialistai mano, jog briedį Paulių veikia pavasariškas patelių medžioklės instinktas. Įsigandę, jie nekoordinuoja savo veiksmų, lekia aklai ir, neužilgo šiaip tai kaip ir ruja jau, paruotis turėtų. Manoma, kad briedis Paulius gali vėl sugrįžti į miestą, nes šiandien aiškiai parodė, jog kaimo miškuose jam atsibodo, nemato potencialių kandidačių šeimos pratęsimui.